Elektrifikacijos projektą sudaro metalinės konstrukcijos, kurios laiko kabelį, kuriuo ateityje tekės elektra. Sudėtingiausia dalis yra elektrotechninis tinklas, kurio pagalba į kontaktinį tinklą bus perduota elektros energija. Šiame projekte turėsime 6 traukos pastotės, iš kurių 4 pastatysime naujas, o 2 renovuosime. Būtent šita dedamoji yra pati sudėtingiausia mūsų projekte, nes jinai apima sudėtingus elektrotechninius sprendinius. Traukos pastotės unikalios tuo, kad juose naudojama statinio dažnio technologija. Dėl savo naujumo dar mažai kur naudojama tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Šios technologijos dėka traukos pastočių reikia mažiau. Šiuo atveju tinklą aptarnaus 6 pastotės, kurios bus prijungtos prie 110 kV Litgrid tinklo. Vėliau traukos pastotė gautą energiją transformuos į kontaktiniam tinklui reikalingą įtampą ir perduos ją per visą kontaktinį tinklą, užtikrindama elektros energijos tiekimą visame ruože.